Sveiki, aš esu Milda Kvizikevičiūtė ir esu viena iš parodos Tikėti ir netikėti sąmokslo teorijos kuratorių. Paroda apie sąmokslo teorijas gali pasirodyti galbūt ir net ne visai muziejinė tema, vis tik nėra įprastas objektas muziejams kalbėti apie tokius ne iki galo suprantamus dalykus. Tačiau pirmą kartą ši paroda buvo parengta Vokietijoje. Tada keliavo į Liuksemburgą ir Liuksemburge muziejaus direktorė Rūta Kačkutė, išvydusi parodą, pasakė, kad ši paroda privalo pasiekti Lietuvos auditoriją. Tad kviečiu pasivaikščioti po parodą kartu ir išvysti, kodėl tema apie sąmokslo teorijas privalėjo būti eksponuojama čia, Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Vis tik istorijų namuose yra žodis pirmasis istorija, tad taisyklingai parodą pradedame chronologinę seką nuo seniausių laikų iki šių dienų. Ir sąmokslo teorijos greičiausiai yra tokios pat senos kaip ir pati žmonija ir jų yra didelė gausybė. Tačiau parodą pradedame ties taip vadinamaisiais tamsiaisiais viduramžiais, kai tam tikros visuomenės grupės buvo manoma, kad yra sudariusios sutartį su velniu, su didžiausiu krikščionybės priešu, taip siekdamos pakenkti krikščioniškai visuomeniai. Viena iš grupių, sudariusi šią sutartį su velniu, buvo raganos ir raganiai. Tai yra vienas iš dalykų, kuriuos reikia ir verta įsiminti, kad ne tik moterys buvo kaltinamos raganavimu, bet ir vyrai. Ir parodoje eksponuojama net keletą iliustracijų sukurtų 15–16 amžiuje, kurios demonstruoja, ką turi ir gali daryti šios visuomenės dalies atstovai. Tai ar žinojate, kad raganos ir raganiai gali skraidyti? Mūsų galvose dažniausiai tai yra siejama su skraidymu ant šluotos, tačiau pagal iliustracijas mes matome, kad skraidyti buvo galima ir ant ožių, ir ant šakių, ir net ant grėblio. Tad iš tiesų skraidymo elementas buvo gausus ir gajus, tačiau vien tik skraidydami žmonės negalėjo padaryti žalos kažkokiai visuomenės grupiai. Tai dažniausiai raganavimu buvo kaltinami asmenys, tie, kurie gali kerėti neva ir, pavyzdžiui, užkerėti karvę, kad jinai nebeduotų pieno, užkerėti orą, kad iškristų kruša ir sugadintų derlių. Sąmokslo teorijos atkeliaudavo į Lietuvą pakankamai laiku, kaip ir visa kita informacija. Ir žinome, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje taip pat buvo raganų teismai. Iki pat 18 amžiaus Žemaitijoje yra išlikusių raganų teismų bylų protokolų, kuriuose yra užfiksuota, kaip vyrai ir moteris yra apkaltinami raganavimu ir yra nuteisiami myriop. Parodoje jūs galite pasiklausyti įgarsintus pasakojimus, sutrumpintus tuos protokolus, kuriuose yra užfiksuotos istorijos, kaip ir kodėl buvo tie raganų teismai vykdomi. Įdomu yra tai, kad nepaisant to, kad mes žinome, kad asmenys buvo nuteisti myriop, tačiau mes neturime išlikusių šaltinių, kurie patvirtintų, jog buvo nuosprendis įvykdytas. Tad iš tiesų kyla klausimas, į kurį neturime atsakymo, ar vis tik žmonės buvo ir nuteisiami myriop, ar buvo įvykdytas nuosprendis, ar vis tik buvo tik nuteisiami. Tačiau kita visuomenės grupė, kuri irgi buvo kaltinama įvairiais dalykais nuo ankstyviausių laikų iki vėlyviausių, netgi iš tiesų, kai kurie iš jūsų greičiausiai išgirstumėte savo aplinkoje panašių istorijų, buvo sukurtas mitas, legenda apie tai, jog žydai neva žudo krikščionių vaikus, siekdami panaudoti jų kraują macams. Ir buvo toks berniukas Simonas iš Trento,
apie kurį parašė ir išleido knygoje Šedelis savo kronikoje, tai yra 15 amžiuje, kai spauda dar tik atsirado plačiu mastu, pradėjo veikti Europoje, jau buvo išleista viso pasaulio kronika, kurioje užfiksuotas kaip istorinis faktas istorija apie berniuką, kurį neva nužudė. Įdomu yra tai, kad į Lietuvą ši istorija irgi atėjo savu laiku ir jau Vytautas Didysis privilegijoje Gardino žydams buvo uždraudęs kaltinti žydus šiuo nusikaltimu. Tačiau mūsų visiems žinomas istorikas Albertas Kojelavičius Vijūkas bažnyčios istorijoje, kurią išleido 16 amžiuje, pasakoja istoriją apie Simoną Kerelį, kuris buvo neva nužudytas žydų Vilniuje. Ir tai parodo, kaip sąmokslo teorija, gimusi vakarų Europoje, atrado savo kelią į Lietuvą. Vytauto didžiojo laikais dar spausdintos raštijos nebuvo. Vadinasi, ši teorija sugebėjo savo kelią atrasti ne per spaudą, tačiau su spauda, žinoma, labai stipriai išplito ir netgi, kaip ir minėjau, greičiausiai paklausinėję savo artimoje aplinkoje senelių ar prosenelių, galimai jie papasakotų, kad yra girdėję kažką panašaus, o galbūt net ir patys esate kažką tokio girdėję. Iš viduramžių keliaujame į apšvietą. Apšvietos termine jau tarsi savaime yra užfiksuota žinių atėjimas į visuomenę. Tad apšvietos laikotarpiu viena iš visuomenės grupių, masonai, laisvųjų mūrininkų bendruomenė, buvo apkaltinti tuo, kad jie sukėlė Prancūzijos revoliuciją. Ir jų tikslas buvo pakeisti pasaulio santvarką ir tokiu būdu nuversti katalikų bažnyčios įtaką visoje Europoje ir paimti valdžią į rankas. Nepaisant to, kad patys masonai labai didelės dalies neslėpia ir netgi yra kalbama, kad pagrindinė ir vienintelė paslaptis, kurią slaptoji kabutėse organizacija masonai turi, yra pats tapimas masonu. Tačiau mes netgi matome, kad buvo išleista masonų konstitucija ir Lietuvoje masonai veikė ir buvo pakankamai gaji bendruomenė, tačiau jokių įrodymų apie masonų slaptus kėslus, nėra. Tačiau XIX amžiuje masonai buvo neretai siejami ir su žydais, buvo atrastas bendras vardiklis priešo kabutėse paieškose ir buvo išleisti slapti Siono išminčių protokolai. Sergejus Nilus išleido kompiliatą žirklių ir klijų metodų, suklijavo skirtingus tekstus ir išleido knygelę, kuri buvo tokia populiari, kad ji buvo išversta į daugelį kalbų ir sklido kaip virusas po visuomenę. Jau tuo metu, kai knyga buvo išleista, buvo leidžiama ir kita informacija, kuri patvirtino, jog tai yra kompiliatas, tačiau žinoma, tokia informacija nėra tokia populiari ir nepaisant to, kad buvo galimybė įrodyti šios sąmokslo teorijos, kad neva yra slapta bendruomenė, kuri siekia užvaldyti pasaulį, šios sąmokslo teorijos nepavyko paneigti iki galo ir parodoje mes matome per stiklą, kur priveda tokių sąmokslo teorijų sklaida ir žvelgiame tarsi į ateitį, į 20 amžiaus vidurį, kai antižydiškos sąmokslo teorijos pasiekė savo piką. 20 amžiaus vidurį pažymi viena iš didžiausių visuomenės tragedijų – Holokaustas, kuri akivaizdžiai parodo, kaip sąmokslo teorijos įveiklintos
kokios nors politinės jėgos, diktatūros, kaip pavyzdžiui naciai, gali pavirsti kūnu ir tokiu būdu paveikti kitą visuomenės grupę. Naciai labai stipriai pasinaudojo ankstesniais sukurtais antižydiškais naratyvais, juos įveiklino ir iš tiesų padarė didžiulį poveikį žydų bendruomeniai. Ir čia eksponuojame švarką asmens kalėjusio Dachau koncentracijos stovykloje ir jis neatsitiktinai yra pakabintas ant pakabos. Mes norėjome parodyti, jog šiuose uniformose tiek anksčiau matytose raganos marškiniuose, tiek šioje uniformoje iš tiesų tiesiog neturėjo būti jokio žmogaus ir dėl to nesiekėme jo tų rūbų pakabinti ant kažkokių manekenų. Ir po Antrojo pasaulinio karo prasideda neįtikėtini dalykai visame pasaulyje ir keliaujame į Šaltojo karo laikotarpį, kai vyksta, sakykime, visos kortos yra padedamos ant stalo tam, kad visuomenė galėtų susitvarkyti su savo nerimu. Tai atvykstame į kazino kambarį ir vienoje pokerio stalo pusėje matome sąmokslo teorijas kilusias ir sklidusias Amerikoje, kitoje pusėje matome Sovietų sąjungą. Ir viena iš pagrindinių sąmokslo teorijų, kuri dar ir dabar kelia aistras, yra išsilaipinimas Mėnulyje. Vis tik buvo nufilmuota TV studijoje ar pačiame Mėnulyje. Ir nepaisant to, kad nemaža visuomenės dalis sugeba šiuo metu su dabartinėmis žiniomis vis dar tikėti, kad tai buvo nufilmuota TV studijoje, nes vėliava negali judėti, o ji kažkodėl juda, krinta kažkaip keistai šešėliai, kurių neturėtų būti, nes saulė buvo kitoje pusėje. Tačiau eksponuojame nuotrauką, kurioje stovi moteris, vadovavusi programuotojų komandai, kurie parašė programinį kodą navigacijos sistemai, turėjusiai nuleisti raketą Mėnulio paviršiuje. NASA šiuos duomenis yra atidavusi viešam naudojimui, kodas yra suskaitmenintas ir patalpintas GitHub'e ir netgi yra sukurti ir patikrinti prototipai, kurie veikia ir įrodo, kad iš tiesų tuo metu buvo parašyta veikianti programinė įranga, galėjusi nuleisti žmogų Mėnulyje. Kitas argumentas yra, kad tuo metu filmavimo įranga nebuvo tokia gera ir iš tiesų būtų buvę kur kas sudėtingiau sufabrikuoti TV studijoje nusileidimą Mėnulyje, negu iš tiesų nuleisti žmogų į Mėnulį ir įleisti jam ten pasivaikščioti. Tuo pačiu metu, žinoma, Sovietų sąjungoje taip pat vyko kosmoso varžybos ir Sovietų sąjunga šioje vietoje taip pat dirbo, tačiau tuo pačiu metu sklido viena sąmokslo teorija, kurią galimai galima atpažinti ir šiandieniniuose kontekstuose. Jungtinės Amerikos valstijos buvo apkaltintos užnešusios Kolorado vabalus į Sovietų sąjungą ir Sovietų sąjungai draugiškas valstybės. Ir pavyzdžiui, tuometinėje Čekoslovakijoje 1950 metais per 4-5 mėnesius spaudoje pasirodė per 700 žinučių apie Kolorado vabalus ir dalis jų kaltino Jungtines Amerikos valstijas. Buvo netgi teigiama, kad Kolorado vabalai yra šnipai ir kad jie yra užprogramuoti, sakykime, sunaikinti Sovietų sąjungą iš vidaus. Lietuvoje šis Amerikos naratyvas stipriai neprasisuko, tačiau kaimyninėje Lenkijoje sovietų
kronikoje tuometinėje buvo išleistas reportažas apie tai, kaip Jungtinės Amerikos valstijos pasinaudojo savo lėktuvais ir tiesiog primėtė Kolorado vabalų, dėl to jas reikia naikinti ir taip išlaikyti Sovietų Sąjungos vienybę. Tačiau šiuo laikotarpiu buvo išplėtota ir dar viena unikali Lietuvai sąmokslo teorija susijusi su Dariumi ir Girėnu. Nors teorija jau kilo tarpukariu, vos tik žuvus šiems lakūnams, 1933 metais jau buvo parašytas pranešimas policijai, kad neva paslaptingas mirties spindulys pašovė Dariaus ir Girėno lėktuvą. Tačiau sovietmečiu buvo išplėtotas šis naratyvas ir buvo įtikinta visuomenė, kad vokiečiai pašovė Dariaus ir Girėno lėktuvą ir dėl to šie lakūnai nepasiekė Kauno, kai buvo pirminis planas. Ir parodoje mes eksponuojame unikalų eksponatą, kuris šiaip nėra prieš tai plačiai viešintas. Tai yra sarkofagai, kuriuose buvo atrasti Dariaus ir Girėno palaikai sovietmečiu, kai jie prieš užeinant sovietų valdžiai buvo paslėpti palaikai šiuose sarkofaguose kriptoje, tam, kad sovietų valdžia nesunaikintų šių palaikų. Tačiau keliaujame į šios laikus, kur jau atrodė, kad prieš tai turime chaosą ir nežinomybę. Tai šiais laikais, kai informacija sklinda tiesiog kelių pirštų paspaudimu, paskutinėje parodos erdvėje tikslingai sukūrėme šiokį tokį chaosą, kur nėra iki galo aišku, kas su kuo ir kodėl. Tačiau pagrindinė sąmokslo teorija, galbūt kuris šioje patalpoje yra seniausia, tai yra rugsėjo 11-osios klausimas. Nepaisant to, kad atrodo pakankamai ištyrinėtas atvejis, jog Al-Qaeda užgrobė 2 lėktuvus ir juos įrėžė į dangoraižius dvynius Niujorke. Tačiau yra visuomenės dalis, kuri tiki, kad tai yra pačios Amerikos valdžios darbas. Ir jeigu pažiūrėtume, jie teigia, kad viskas yra užkoduota ženkluose. Tai pavyzdžiui, sulanksčius $20 tam tikrų būdu, vienoje pusėje mes matome degančius dangoraižius dvynius, o kitoje pusėje matome degantį Pentagoną. Ir šioje parodoje yra unikalus eksponatas, tiesioginis šių įvykių liudininkas, tai yra vieno iš dangoraižių lifto variklis. Tikrai ne kasdien pavyksta tokius eksponatus gauti ir parodyti, tad tikrai kviečiu apsilankyti ir apžiūrėti savomis akimis tą tiesioginį įvykių liudininką. Ir šių laikų kontekste, ar mes kalbėtume apie 5G, ar kalbėtume apie chemtrailus, ar apie klimato kaitą, nors atrodo, kur problema gali būti čia, vienas iš bendrų vardiklių yra žiniasklaida. Ir yra kuriamos teorijos, jog žiniasklaida yra nupirkta, jie negalima pasitikėti. Ir visomis šiomis temomis žiniasklaida kalba tai, ką liepia sakyti valdžia ar kažkokios kitos visuomenės grupės. Dėl to žmonės yra kviečiami sekti alternatyvius žiniasklaidos kanalus. Tad iš tiesų žinutė, kurią mes norime pateikti su šia paroda, yra ne tai, kad jūs negalite tikėti ar privalote netikėti kažkuo. Tačiau kritiškai skaitykite informaciją, kurią gaunate, įvertinkite skirtingus šaltinius ir tiesiog pagalvokite, ar tai gali būti tiesa ir ar tai yra vertinga informacija, kurią man reikėtų nešti su savimi toliau.
ačiū už jūsų dėmesį ir kviečiu apsilankyti parodoje Tikėti ir netikėti sąmokslo teorijos, kuri veiks iki rugpjūčio 18 dienos. Su paroda kartu yra išleistas ir katalogas, kuriame yra mūsų konsultantų straipsniai, tad galite labiau susipažinti su sąmokslo teorijų istorija ir jų vieta visuomenėje. Tad kviečiu apsilankyti, domėtis ir Istorijų namuose lauksime jūsų iki rugpjūčio pabaigos.